Ar žinojai, kad gali pasidaryti cukraus vatą su padangų kompresoriumi? Įprastai cukraus vata yra gaminama štai su tokiu aparatu, kuris išlydo cukrų ir jį išsuka. Iš centrinės jėgos cukrų specialiame inde skystą išstumia prie to indo senelių. Dabar indo senelėse yra mažos skylutės, pro kurias cukrus yra įstumiamas, ištempiamas ir pasiekia tokią siūlo ir cukraus vatos konsistenciją. Įdomus dalykas, kad cukraus vatos gamyba yra labai panaši į mūsų sponsoriaus Rockwool akmens vatos gamybą. Matote, čia mes vietoj cukraus tiesiog išlydome akmenį, kurį reikia pakaitinti iki 1500 laipsnių. Paprasta. O dabar kaip tai pasidaryti su kompresoriu? Pirmiausia, mums reikia išsilydyti cukraus. Kad cukraus nesudegtų, galima įpilti minimalų kiekį vandens ir kaitinant nuolatos maišyti. Atsargiai karštą. Jeigu darysite tai patys, būtinai naudokite karščiui atsparias, idealiai suvirintojo pirštinės ir kažkokius tai rūbus ilgomis rankovėmis, nes cukrus yra labai karštas, kai yra išlydytas. Ir tuomet pilame skystą cukrų ir pučiame su kompresorium mažu slėgiu. Kompresoriaus oro srovė veikia labai panašiai kaip išcentrinė jėga mūsų cukraus aparate. Jinai pučia skystą cukrų ir taip ištempia jį iki siūlo ir pakankamai siūlų sukuria vatos konsistenciją. Ir gauname pakankamai gerą cukraus vatą. Ir nors akmens vatos nevalgome, tačiau galime pasidžiaugti, kad ji pas mus atkeliauja iš vieno gausiausių gamtos atsinaujinančių šaltinių – akmens, kurio gamtoje prigaminama 38 000 kartų daugiau, negu sunaudojama Rockwool gamyboje.